Kaip savo metinį inžinerinį projektą nusprendžiau daryti robotuką, kuris priklauso Antveik kategorijos grupiai. Jo būtent pasirinkau konstrukciją horizontalų spinerį. Jame naudoju 2 brushed motoriukus, vieną Immersion RC brushless motoriuką. Kaip pagrindinę plokštę naudoju Malinki Nano ir brushless motoriuko kontrolerį. Robotukas yra labai nestabilus, muša visus. Rungtyje robotukas turi įveikti kitus priešininkus, juos sudaužydamas arba laimėdamas taškų persvarą, arba įstumdamas į skylę, jeigu jų būna. Todėl horizontalus spinerio pasirinkimas buvo visai neblogas, todėl nes muša, kai robotukas pataiko į priešininką, priešininkas yra nusviedžiamas labai toli. Robotukas gali sverti iki 200 gramų, ką šiais metais ir bandžiau pasiekti, padaryti robotuką, kuris svertų 200 gramų ir galėčiau dalyvauti varžybose. Robotukai yra valdomi pultais, dažniausiai FlySky modeliu ir veikia. Nedūžta, yra nutprintintas iš ABS plastiko, atlaiko daug smūgių, tačiau yra ir silpnųjų pusių. Pavyzdžiui, labai sunku pasiekti pagrindinės vidurius, tam, kad persilitot arba kažką greitai pataisyti. Labai sunkus prieinamumas prie pagrindinių komponentų. Padaryti geresnį pasiekiamumą pagrindinių komponentų, truputį gal sumažinti rėmą, kad galėčiau sutalpinti geresnius komponentus ir rimtesnius. Ir taip dar labiau sutvirtinant patį rėmą, robotuką visą.